didžioji dalis žmonių visiškai nesupranta, kaip siekti tikslų. Todėl gal 99% kiekvienais metais užsibrėžusių naujųjų metų tikslus jų nepasiekia. Visi užsisako sporto salės prenumeratas tik, bet po mėnesio tiesiog jas atšaukia. O kodėl taip yra? Kodėl kai kurie žmonės gali numesti 5 kg tik panorėję, užsidirbti 10 000 eurų, bet tau neišeina. Tu ir kartoji savo tikslus ir juos susirašai, bet nieko vis tiek nesigauna. Tu negali pasiekti savo tikslų todėl, nes turi neteisingą sampratą apie tikslus. Leisk aš tau viską paaiškinsiu. Žmonės tikslus įsivaizduoja taip. Numesti 5 kg. Numesti 5 kg. Užsidirbti 1000 eurų. Bet čia nėra tikslai. Čia yra rezultatai. Ir šiuos rezultatus gali pasiekti tik jų nusipelnęs žmogus. Turiuomenį, šiuos rezultatus gali pasiekti tik žmogus, kuris yra vertas šių rezultatų. Tai kad pasiekti šiuos tikslus, rezultatus, tu turi tapti žmogumi, kuris yra vertas numesti 5 kg, kuris yra vertas uždirbti 1000 eurų. Ir čia nereiškia, kad tu turi būti geras žmogus, padėti močiutei esančiai kaime, išmesti šiukšles, ne. Čia reiškia, kad tu turi turėti tokias charakteristikas, kurios tave nuves prie šio rezultato. Tai kaip tai padaryti? Reikia daryti 2 dalykus, kuriuos aš vadinu skaldymu, ir įpročiais. Tai pirma, tu turi suskaldyti savo tikslą, kuris aišku yra rezultatas, bet kad suprast, vadinsiu tikslu, tu turi suskaidyti savo tikslą į žingsnius. Ir tie žingsniai turi būti tavo tikslas. Pavyzdžiui, jei tu nori numesti 5 kg, tu turi suprasti, kad tu turėsi sudeginti 10 000 kalorijų. Nežinau, kiek iš tikro reikia. Kad sudeginti 10 000 kalorijų, tu turi arba laikytis dietos, kurios sudegina 200 kalorijų į dieną ir tau užtruks tai 50 dienų. Arba tu turi eiti į salę ir sudeginti tiek kalorijų... Kas čia nesąmonė? Arba tu turi eiti į salę ir sudeginti tiek kalorijų per dieną. Čia svarmenis, tipo. 200 kalorijų į dieną, tada tau reikės eiti į salę 50 dienų. Tai tavo naujas tikslas, tikrasis tikslas yra nuveiti į salę 50 dienų, o ne sudeginti, numesti 5 kg svorio. Aš 5 to nemoku prašyti. Tai reiškia, kad tu turi tapti, jūs nematot gal, kad tu turi tapti tuo žmogumi, kuris gali nepraleisti nei vienos dienos, eiti į salę 50 dienų, daryti tam tikrus pratimus, laikytis tam tikros dietos, jeigu nori šio rezultato. Tavo tikslas eina iš čia, iš numesti 5 kg į tai, kad tu turi eiti į salę 50 dienų. Kad tu turi 50 dienų valgyti tik salotas. Čia pavyzdys, supaprastinta. Taip pat ir su pinigais. Tavo tikslas negali būti, kad tu nori užsidirbti 1000 eurų. Gali. Bet ar tau tai padės? Nemanau. Tavo tikslas turi būti tai, kas tave nuves prie 1000 eurų. Tai 1000 eurų bus tavo tikslo rezultatas. Tarkim, paaiškinsiu taip. Tarkim, tu nori nuvažiuoti iš taško A į tašką B. Ir tu galvoji, tai taškas B yra tavo tikslas. Bet iš tikrųjų tavo tikslas yra sukioti vairą. Tavo tikslas yra spausti gazo stabdžio pedalį, sankabą, kad tu nenumuštum vaiko. Tavo tikslas yra žiūrėti, kas yra priešais tave, kad tu galėtum gerai manevruoti mašiną, kad pasiektum tą tikslą, kuris iš tikrųjų yra rezultatas. Nes jeigu tu
važiuosi mašiną ir galvosi tiesiog, kaip tu turi nuvažiuoti iki Maksimos, kuri yra už kilometro. Ir jeigu tu tik galvosi apie Maksimą, tai tu pervažiuosi vaiką, nuvažiuosi į griovį ir turbūt išminkysi sankabą, kad nebeveiks. Tai tu turi fokusuotis į žingsnius, kurie tave veda prie šio rezultato. Tavo tikslas turi būti, jei tu nori užsidirbti 1000 eurų, tavo tikslas, tavo tikslas turi būti negalvoti apie 1000 eurų, nesapnuoti, nekartoti savo prieš miegą, nerašytis po popieriui. Tavo tikslas turi būti įskaidyti ir pasidaryti planą ir išsiugdyti įgūdžius, įpročius, kurie gali įgyvendinti tai. Tai, pavyzdžiui, paimkim 1000 eurų. Sakykim, tu uždirbi 200 eurų iš vieno kliento. Tai tu turėsi surasti 5 klientus. Kad surasti 5 klientus, tu turėsi pakalbėti su 50 iš jų per skambutį. Kad 50 iš jų ateitų su tavimi skambutį, tu turi pakalbėti su 100 žmonių. Kad 100 žmonių tau atsakytų, tu turi įsiųsti 1000 žinučių. Tai tavo naujas tikslas... Jūs nematot gal, ne? Nesvarbu. Tavo naujas tikslas yra išsiųsti 1000 žinučių, o ne užsidirbti 1000 eurų. Nes tik šis veiksmas tave atves prie čia. Tu gali galvoti, kiek tu nori apie tą 1000 eurų žiūrėti, tik tokią video, kaip ten šlama pinigai, sapnuot apie tą 1000. Bet jei tu netapsi žmogumi, kuris yra vertas šio 1000 eurų, kuris atlieka šiuos žingsnius, kad nuveiti iki šito 1000 eurų, tu gausi tik pažiūrėti šitą vandenį ir viskas. Davai.